Labas rytas. Labas rytas. Šiandien nauja diena ir ta diena yra vasario 29. Vasario 29 2024 metų. Ir 2024 yra keliamieji metai ir jie turi 29 dienas. Ir kągi šiandien mes papasakosim. Šiandien mes pasakysim, kad Dievas duoda šansą. Man va šita diena jį simbolizuoja, kad Dievas duoda šansą, naują galimybę žmogui. Ir aš nežinau, ar tau tai buvo, man tai buvo, kad atrodo, metai eina ir neužteks visko, kad pataisyti, kad sutvarkyti gyvenimą, kad sutvarkyti dalykus. Kad neužteks laiko viskam padaryti, sutvarkyti. Taip, atrodo, būna kartais tokių minčių būna. Taip. Pritruks vienos dienos. Ir tokia baimė užeina ir aš suprantu, kad tada reikia pasilikti Dieve. Taip. Ir šiaip apie 29 dieną labai įdomu, nes metuose iš tiesų kiek yra dienų? Oi, dabar galvoju 365 turbūt. 365,2425. Labai įdomiai čia suradai. Taip yra. Ir kas 4 metus mes turime keliamuosius metus su 29 dienom. Bet ne visada. 2100 metais turėtų būti keliamieji metai, bet jie nebus. Kodėl? Todėl, kad pasižiūrėk, metuose yra ne 365,25, bet 24,25. Tai va, čia labiau matematikos pamokėliai tiktų. Tai va, pas Dievą yra matematika va tokia. Šiandien noriu paskaityti iš Izaijo 38 skyriaus nuo 1 eilutės. Tomis dienomis Ezekijas mirtinai susirgo. Pas jį atėjo pranašas Izaijas, Amoco sūnus, ir jam tarė: taip sako Viešpats, sutvarkyk savo namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi. Ezekijas nusigręžė į sieną ir meldėsi: Viešpatie, meldžiu tave, atsimink, kad aš teisingai ir tobula širdimi vaikščiojau prieš tave ir dariau gerą tavo akise. Ir Ezekijas graudžiai verkė. Viešpaties žodis buvo suteiktas Izaijui. Eik ir sakyk Ezekijui: taip sako Viešpats, tavo tėvo Dovido Dievas. Aš girdėjau tavo maldą ir mačiau tavo ašaras. Aš pridėsiu tau dar 15 metų ir išgelbėsiu tave ir šitą miestą iš Asirijos karaliaus rankų. Tau bus šis Viešpaties ženklas, kad Viešpats įvykdys, ką pažadėjo. Labai geras padrasinantis žodis, kad Dievas yra geras ir maloningas. Jis girdi mūsų maldas, jis pratęsia gyvenimą. Taip. Kai jau tu jauti, kad reikia susitvarkyti namus, kad jau atrodo nebeilgai gyvensi, ateini pas Dievą ir gauni dar jėgų gyventi. Taip? Tikrai taip. Dievas yra malonės Dievas, jis netgi sustabdo laiką. Vieną kartą taip įvyko, kad Saulė ir Mėnulis nustojo judėti kurį laiką. Tai yra ženklas, kad Dievas yra geras. Kai reikia, jis sustabdo netgi laiką. Jis yra laiko viešpats. Jis sukūrė viską. Jis yra visagalis. Ir jis yra mylintis Dievas, kuris rūpinsis tavimi ir tau duos tiek dienų, kiek tau reikės. Ir tu galėsi viską susitvarkyti. Dar prisiminiau apaštalų darbus. Ten yra 28 skyriai. Bet Dievas davė ir 29 skyrių. Tai yra mūsų gyvenimas. Tai yra tie darbai, ką Viešpats daro mūsų gyvenime. Tie dalykai nėra užrašyti Biblijoje. Mūsų tai krikščionių. Mūsų krikščionių, taip. Mūsų tai krikščionių gyvenime.
Nes jeigu Ezekijas nebūtų meldęsis, jeigu žmonės, jie nepatiki Dievu, jie neturi to šanso atstatyti savo gyvenimą arba leis Dievui atstatyti jų gyvenimus. Ir dėl to mes drąsiname jūs tikėti Dievu, jam atiduoti viską, savo ligas, savo gyvenimus, kad Dievas pratęstų mūsų dienas, kad mes rašytumėm tą 29 apaštalų darbų skyrių, kad tavo dalis ten būtų įrašyta. 29 skyriuje, toj 29 dienoj, kurią Dievas duoda kaip malonę. Tikrai taip. Jeigu tau pritrūko vienos dienos, vasario mėnesį, visada būdavo 28, tu turi šią dieną ir šiandien gali ateiti pas Jėzų, išpažinti savo nuodėmes, palikti jas, atiduoti jam savo sunkumus, savo problemas, kad ši diena tau būtų atstatymo diena. Pasilik jame, Dieve, Dievo žodyje ir Dievas pasiliks tavyje. Dievo ramybė, Dievo atstatymas, sveikata sugrįž. Mes tai skelbiame tau Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Palaimintos tau vasario 29-osios, Kristina. Ačiū labai. Palaimintos ir tau. Ir visiems jums, kurie klausote mūsų laidų. Iki. Iki.